Pone Tomaševski, kai jūs kalbate apie interesus, vienas jūsų tam tikras, na, sakykime, veiksmas pastaruoju metu, tai yra Georgijaus juostelė ant jūsų švarko atlapų. Tai jūs turbūt numanote, kieno jūs interesams atstovaujate, nešiodamas tokį juostelę? Na, jūs žinot, kas yra Georgijaus juostelė? Puikiai, Gvardijos juosta, Tarybų Sąjungos. Žinot, kas panaikino šitą juostą? Priminkite, ne viską žinau. Tai panaikino po pirmo pasaulio karo bolševikai, panaikino. Į uždraudė. Bet jūs turbūt žinote, kaip šita juosta yra Ukrainos įvykių kontekste tik 43 metais jinai buvo grąžinta, kada pabijojo Stalino pralaimėti karą. Tai pirmas momentas. Tai yra daugiau teigiamas ženklas, apskaitai tai švento Jurgio ženklas, o visi šventi ženklai yra teigiami. O dabar kažkas nori sieti su įvykiais Ukrainoje, aš manau, šitie įvykiai nesusiję. Tai, o tai jūs žinote, kaip buvo Ukrainoje Georgijaus juosta priimama ir kodėl... Mes šventėm pergalės dieną, šventėm ir švęsim pergalės dieną, kadangi tai labai svarbi diena žmonijos istorijoje. Mes nugalėjom visi fašizmą, ir Lenkai, ir Rusai, ir Serbai, ir kiti mūsų aliantai. Ir mes švęsim šitą dieną, nežiūrint į kažkokias dabartinės situacijos geopolitinės, kadangi žuvo 20 milijonų karių. Reikia pagerbti jų. Pone Tomaševski, labai prastai jūsų paklausti, ar jūs nemanot, kad jūs priėjot liepto galą šiuo atveju? Mes visi susitiksim prieš Dievą, bus galutinis teismas. Tai aš į jūs prieisim. Mes garbingai elgsimės garbingai, kadangi mūsų partija yra pagrįsta krikščioniškoms vertybėms. Tai yra geras pavyzdys ir geras pasiūlymas mūsų rinkėjams. Mes norim naujos politikos ir žmonės tai vertina. Rėkiančios politikos. Ne, mes apskritai turėjom 10 dienų. Tai apie šitą situaciją taip, bet jūsų, tarkim, aš apie jūsų asmenį šiuo atveju kalbu, jūsų tas nuolatinis toks sumaišties kėlimas, tiek kalbant apie Lenkų tautinės mažumos klausimus, dvikalbės lentelės, pavardžių rašymas, tiek, sakykime, tos viešos demonstracijos su Georgijaus juostelė, tiek Renatos Citackos klausimas ir principingumas šiuo klausimu. Tai nejaugi jūs manėte, kad, na, šitaip keldamas tai tokią sumaištį, jūs tiesiog taip imsite ir prasmysite paprastai? Kad mes ginam savo žmogų, ginam Citacką, ginam Neverovičių, tai yra kažkoks nusikaltimas. Gerai, aš manau, kad čia principingas klausimas. Tai vienas momentas. Antras momentas, kad mes pagerbam žuvusius Antro pasaulinio kare, čia yra nusikaltimas. Ne, bet jūs žinote puikiausiai Georgijos juostelės kontekstą šiuo laikotarpiu. Na, tai kodėl jūs, netgi Lenkija yra įvertinusi, kai kurie politikai jūsų šitą žingsnį. Jūs teisingai pasakėt, kai kurie, kadangi buvo tam tikra diskusija senate, ir dauguma senatorius stoja mano pusė. Kaip tai dauguma? Paskaitykit stenogramą.